Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video. Čia nėra mano įprastas vlogas arba nėra mano įprastas video, nes prieš šį video norėčiau pakalbėti apie vieną asmenį, apie kurį jau turbūt žinote perskaitę šio video pavadinimą. Šis žmogus yra gan žinoma interneto asmenybė ir tiesiog nežinau kur dar žinomas, turbūt man atrodo įrodė yra per televiziją, bet nesmė. Jo vardas yra Airinas ir jisai kaip ir sukūrė savo kaip kompaniją pavadinimu Patrauklus vyras ir basically jis kažkokias veda paskaitas vyrams arba rodo pamokas, kaip pakabinti merginą ir kaip daug gauti merginą ar kažkas tokio. Ir iš to, ką aš manau, ką aš matau ir ką aš manau, man jis atrodo toks labai kaip būtų pasikėlęs žmogus, kuris laikytų save visažiniu, kuris išmano tikrai viską, ką žino, puikiai savo srities ekspertas. Jis net yra pasakęs, kad yra pakabinęs virš 1000 kažkiek merginų, tai jo, žmogus tikrai turi veiklos gyvenime. Bet šis video nėra apie jį, nes aš jau esu sukūręs video apie jį ir tas video dabar yra tiesiog copyright strikintas dėl, manau, kad neteisėtų priežasčių ir apie tai aš norėčiau šiandien būtent ir pakalbėti. Gruodžio 7 dieną, žaisdamas Team Fortress 2 su draugu, nusprendžiau nueiti į YouTube ir pasiklausyti muzikos. Ir įėjęs į YouTube pamačiau tokį užrašą mėlynai, kur būna viršų parašyta, kad mano kanalas sulaukė vieno copyright strike'o. O kaip žinom, YouTube'ai copyright strike'ai gali būti labai lemtingi, nes yra copyright strike'ai ir yra community guideline strike'ai. Kuo jie skiriasi? Copyright strike'us gali gauti 4 ir už autorinių teisių tiesiog nesilaikymą, panaudojimą neteisėtai ir panašiai. Bet mes apie tai sugrįšim prie to. O vat community guideline strike'as yra basically, kai kažką labai negero padarai, įžeidinėjai žmogų, bet turbūt tiek įžeidinėjai, kad tiesiog jau tas žmogus prie savižudybės turbūt priėjęs yra, arba rodai nuogybės ir taip toliau, kokiam nors family friendly kanale. Nors YouTube'as pasirodo dabar leidžia tokius dalykus, nes pasirodo yra prerekomenduojama tokių dalykų, žodžiu, YouTube'as genda. Bet gali gauti 3 community guideline strike'us iki tol, kol tavo kanalas yra visiškai terminuojamas iš YouTube'o ir tu nebegali sugrįžti daugiau su tuo elektroniniu paštu. Kad 4 copyright strike'ai reiškia, kad irgi tą patį. O basically dabar YouTube'as padarė, kad gal galėtum gauti maksimum 4 copyright strike'us iki tol, kol tavo kanalas bus visiškai terminuojamas iš YouTube'o. Vienas pats pirmas copyright strike'as nieko nereiškia. Tačiau jisai pasišalina per 3 mėnesius, jo kitaip neįmanoma pašalinti, nebent tu gali imtis tikrai labai sudėtingų ir sketchy veiksmų, kreiptis į tą žmogų arba tiesiog paskųsti tą visą copyright strike'ą, bet tuo pačiu tu išsiunti savo asmeninius duomenis tam žmogui, tai ne visada pavyksta ir greičiausiai tu atsidursi teisme bandydamas tai daryti, nes tai jau eina prie visokių įvairių ten dalykų, aš nesigilinsiu į tai, nes tai yra labai sketchy dalykai. Mano kanalas dabar turi vieną copyright strike'ą dėka Airino ir papasakosiu kokią video ir apie ką. Žodžiu, maždaug prieš metus aš buvau kėlęs video grinai apie Airiną. Tai video pavadinimas buvo kaip susirasti merginą, bet aišku, ten aš tą oficialiai neparodžiau kaip susirasti merginą, o ten buvo grinai video pasijuokt, pakritikuoti Airino sprendimus. Ir grinai tai buvo viskas satyros ir sarkazmo forma. Aš neįžeidinėjau to žmogaus rimtai, tai buvo sakomi keiksmažodžiai, gal kai kurie nelogiškai pasakyti argumentai tenais buvo. Bet tiesiog stengiausi padaryti juokingą video, kad visi galėtų smagiai pažvengti iš jo. Arba nebūtinai iš jo pažvengti, arba tiesiog iš esmės to video, kuris buvo padaręs. Tas video buvo padarytas kažkoks ten jo pristatymas, jo programos, jisai ten pristatė, gaudė savo merginas ten ir taip toliau. Žodžiu, nesigilinsiu į tą video rimtai ir nerodysiu čia, nes bijau, kad tai vėl gali atsitikti. Ir aš, aišku, paėmiau iš jo kanalo Patrauklus vyras keletą dalių iš to video. Ir aš tikrai nerodžiau viso video absoliučiai, kad buvo paimtas jo video ir įkeltas. Aš tiesiog parodžiau dalimis, įdėjau šiek tiek ir žaidimo video, gameplay, kad paįvairinti ir kad normaliau galėčiau aš prisidėti prie komentavimo ir taip toliau. Bet žodžiu, viskas daroma buvo juoko forma. Jis tiesiog tą video nustraikino su copyright strike'u. Iš dalies aš supanikavau iš tikrųjų, po to nustebau labai, po to pradėjau žvengti. Ir dabar norėčiau pasakoti, kodėl manau, kad jisai tai padarė ne visiškai legaliai ir teisėtai, pasinaudojęs YouTube sugedusią sistemą. Basically,
Aš nerodžiau jo viso video ir tai nebuvo jo viso video perkelimas, tai reiškia, kad aš iškarpiau dalimis, o ne nukopiau jo viso video absoliučiai ir panaudojau kaip savo. Aš panaudojau dalimis, panaudojau kritiką ir viską joko formą. Tai yra leidžiama tarp YouTube copyright taisyklių. Bet daug žmonių pastebėjau naudoja šitą dalyką, kad jeigu pamato dalį savo video kokią nors mažą dalytę arba savo veidą arba kažką tokio, tai jie iškart puola straikinti tą video ir dažniausiai jiems pasiseka ir jie nustraikina tą video. Nes YouTube sistema yra labai suskėdus copyrighto, dėl community guidelines, nežinau, bet copyrighto, tai žodžiu, belekas dabar gali copyright straikinti kanalus. Ir manau, tai didelė problema yra, nes tai, ką padarė Airinas, nėra legalu, nes pirma, vien jau paaiškinau taip, tai gal dėl to, čia yra mano nuomonė, galvoju gal taip, kad jisai pagalvoja, kad ten panaudojau jo video, todėl jis ir nustraikino tai. Bet aš iš to video jokių pinigų nesu gavęs, nes man atrodo daina, kuri buvo panaudota per jo video, turėjau problemų su autoriniam teisėm, todėl aš ir negavau pinigų, tai, na, tai irgi visiškai nesu to susiję. Trečias variantas man lieka tai, kad aš įžeidžiau jo orumą ar kažką tokio, nes aš iš to žmogaus žvengiau, bet naudojau, na, kai kur argumentuotą žvengą arba argumentuotą kritiką, tačiau viskas buvo daroma satyros ir sarkazmo ir tiesiog juoko formomis. Ir tai irgi yra leidžiama kritikuoti žmogų. Tai visiškai nepriklauso apščia prie copyright sistemos. Tai yra leidžiama, todėl aš tai ir padariau. Ir aš rimtai nedariau to, kad įžeis žmogų, aš tiesiog dariau, kad pakritikuot, kad visi galėtų pasižvengti, ne visi gal, bet bent kažkas, kad galėtų pasižvengti, kas supranta mano bairius. Ir manau, kad jisai įsižeidęs, pasikėlęs, aukštas, koks jisai yra, jisai, manau, supyko arba susinervino, arba pasijautė įžeistas ir todėl nusprendė, kad reikia nustraikinti mano video dėl to, kad, tipo, aš įžeidinėju žmonės. Bet dalykas tas, kad jeigu aš kritikuoju žmogų ir tas žmogus nesugeba priimti kritikos arba nesugeba suprasti joko formos, visiškai nemanau, kad tai yra mano problema. Nes kiekvienas prikolus ir juokus supranta skirtingai. Kitas dalykas, kritiką žinau, kad labai daug žmonių nepriema, nes jie dažniausiai mano, kad tai, ką jie daro, yra žiauriai gerai ir taip toliau ir jiems sekas. Ir tai yra puiku, ta prasme, nesakau, kad reikia visada galvoti, kad jūs tai, ką darote, yra blogai visą laiką. Bet priimti kritiką reiktų mokėti, manau. Bet čia yra tik mano nuomonė. Gal kažkas kitaip mano, gal kažkas mano, kad gyvenimas be kritikos būtų daug geresnis, bet mes iš kritikos mokomės, bent jau kiek žinau. Na, o Airinas, man atrodo, nelabai pasimokęs ir jis tiesiog supykęs po metų pamatęs tą video, jis nusprendė jį nustraikinti. Plius tikiuosi, kad šitas video irgi nebus nuo copyright straikintas, nes paminėjau vardą Airinas. To žmogaus vardas yra Airinas. O, koks sutapimas. Žiūrėkit, kad nenustraikintų mano šitą video, nes panaudojau jo vardą, kuris yra prieinamas viešai visiems, gali nueiti į Facebooką surasti jį, gali nueiti į internetą ir surasti jį. Aš dar iš tikrųjų prieš kurdamas tą video pagalvojau, kad kas būtų, jeigu rimtai jisai tiesiog susinervintų. Ir maždaug po pusėms metų aš tą video pamiršau visiškai, tada, bet gruodžio 7 dieną prisijungi prie YouTube ir matai, kad gavai copyright straiką, po metų pamatė. Nesakau, kad kažkas čia tokio yra, bet tiesiog norėjau papasakot, kad vyksta tokie dalykai, kad pasisaugotumėt į ką ir kad mokėtumėt kaip reaguoti į visus šitus dalykus, kad pasimokintumėt gal iš mano patirties, kad ne visi žmonės priima kritiką, juokus ir nesupranta humoro formą arba labai rūpi jiems. Tiek rūpi jų internetinis orumas, kad tiesiog, kad jie padarys bele ką, kad nustraikintų jūsų video, kad niekas nepamatytų to, nors jų video yra viešai prieinami. Ir tai, ką kritikavau, galima paprastam žmogui suprasti. Tiek ir norėjau pakalbėti apie Airiną, tiesiog norėjau pasakyti, kad, na, jis toks žmogus yra, kuris, matyt, nelabai priima prikolus, nesugeba priimti kritikos ir naudojasi tokį būdą kaip copyright straiką, tai yra sugedusi YouTube sistemos dalyką, tiesiog labai lengva straikinti dabar video yra. Tai tiesiog norėjau pranešti apie problemą ir tikiuosi, kad kažką supratote iš šitą video. Ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki.